Sveiki gyvi turistai ir ne tik. Jau 4 dieną, kai esu grįžęs iš Danijos, paskutinę atostogų dieną, tai sugalvojau legendinį dviračių maršrutą apvažiuoti aplink Nemuną, link Kulautuvos, persikelti į Zapyškį keltu. Įdomi istorija apie dviračių išradimą. Dviratį išrado Kirkpatrikas Makmilanas, kalvis iš Anglijos miestelio Korhilo 1839 metais. Jo kūrinys svėrė 34 kg. 1862 metais Pierre ir Ernestas Mičekai įkūrė pirmąją dviračių gamyklėlę. Kitais metais jiems pagamintus dviračius pavyko parduoti net 142. Oficialus naujasis gaminys vadinasi Velociped, greitos kojos. Užsimaniau pasikarstyti. Tai šitą trasą, šitas maršrutas apie 60 km man tikrai gausis visas raundas, tas ratas. Nuo namų iki Kulautuvos 28 berods kilometrai rodė. Tai dabar maždaug pusiaukeliai, esu gal daugiau. Padariau vieną sustojimą, degalinėj kavytės išgėriau dešrainį, suvalgiau. Minam toliau. Apie įspūdžius Danijoje. Parsivežiau tiek įspūdžių, pilną lagaminą, tiek nuotykių ten užturėjau. Jau pusiaukelį pradėjau gailėtis, kad sugalvojau čia į tą kalną ropštis. Dar dviratį stumt. O statumo nemoku pasakyti kokio. Belen kokio statumo. Bet vaizdas atperka tas kančias. Eina savo. Gera panorama. Dar užsilipsiu gal į tą bokštą, jeigu dar ten nenupuvę kopėtėlės. 2 minutės čia maždaug, kad gaudinėjau kvapą, jeigu ne 5 kokias. Eina savo. Tai va, įspūdžių parsivežiau iš Danijos, pilnus lagaminus, nuotykių užturėjau, utiutiu. Bet iš karto grįžus į Lietuvą, noras lyginti. Tai pirmos mintis Lietuvai iki Danijos dar ištisi dešimtmečiai pagal dviračių infrastruktūrą ir ne tik dviračių, aplamai infrastruktūrą. Traukinių, transporto, o ypatingai dviračių. Ne veltui kartais Danija vadinama dviratininkų sostinė. Tai iš karto krenta į akis grįžus iš Danijos. Žymiai 10 kartų mažiau dviratininkų. Aišku, ir gyventojų mažiau 4 ar 5 kartus Kaune nei Kopenhagoj. Bet dviratininkų tai 10 kartų mažiau. Aišku, Lietuvoje gerą įspūdį daro, kad daugiau dviratininkų dėvi šalmus. Danijoje kažkaip retas reiškinys. Kas dar labai patiko Danijoje? Yra tokie dviračiai, tiksliai dabar nežinau kaip jie vadinasi, galbūt kargo. 2 priekiniai ratai, tokia kaip dėžė, kaip vežimas, gaunasi vienas sėdi mina, o joje sėdi kad ir suaugęs vienas, arba 2 vaikai, arba suaugęs ir vaikas. Ir vienas juos veža, stumia. Automobilių kiekis iš karto labai pasijautė. Lietuvoje atrodo nors ir sekmadienis, bet automobilių važiuoja, zuja, eismas nesveikas. Gaila, kad Lietuvoje vasaros, bent jau vasaros metu, žmonės nuo automobilio nepersėda ant dviračio. Tiesa, kas apie šalmus, nu jo, Lietuvoje, kai tokia vairavimo kultūra ir tai nemėgstami dviratininkai, tai logiška, labai nesaugu be šalmo Lietuvoje, dėl to su šalmais daugiau važinėja.
Lyginam kainas. Danijoje expensive, labai brangu. Už kavą McDonald'e vidutinį puodelį mokėdavau 4,5 berods euro. Lietuvoje gal 3 nesiekė, nesu tikras. Kebabai po 12 eurų net neragavau, tiesą sakant. Esu ragavęs Danijoje labai skanus kebabai, bet šioj kelionėje neteko valgyti daniškų kebabų. Bet kainas užmačiau, kad apie 12-13 eurų. Kebabėlis. Transportas. Nuo oro uosto su metro važiavau iki savo hostelio 4 stotelės. Kainavo apie 4,5 euro. Dviračių nuoma. Tiksliai nežinau kiek Palangoje už dieną, bet Danijoje plius minus rinkos kaina 20 eurų už parą. Danijoje dviračiai, taip, triperiukai. Aišku, yra ir tikrai gerų ten gravelio MTB dviračių, bet labai didelė retenybė, kas Lietuvoje absoliuti norma, nauji, kokybiški. Ten žmonės paprasti, važinėja su tais triperiukais ir nesuka savo galvos. Tai pasiilgau labai savo dviračio. Man dabartis jis atrodo toksai geras pavažinėjus Danijoje su tais triperiukais. Nors mano dviratis nėra iš tikrųjų ten nei labai geras, nei labai prastas. Vidutinio lygio MTB dviratis. Tai žodžiu, pasiilgau savo dviračio, tai grįžęs iš karto kelias dienas važinėjausi nedidelius atstumus, bet Kaune pasisukiojau. O šiandieną paskutinę atostogų dieną galvoju pažymėsiu legendinėje Kauno dviračių trasoje aplink Nemuną. Galima važiuoti arba vieną pusę persikelti ir grįžti kitą, arba atvirkščiai. Tai aš šį kartą pasirinkau važiuoti link Kulautuvos, persikelt Kulautuvo į Zapyškį ir pro Kačerginę grįžti į Kauną. Pažymėsim taip savo atostogų pabaigą. Beje, pažiūrėkit vlogus iš Danijos, tikrai geri vlogai. Paspauskit like ir subscribe. Užsilipam į šitą bokštelį. Čia yra vyšnių, prinokusios kaip reikiant jau. Reik paragauti. Ne prie kelio. Rūgštos. Lipam. Tikiuosi tas bokštas kars nuo karto tikrinamas. Reikia pačiam čia lipant žiūrėt. Tu savo. Gal kars nuo karto kažkokią patikrą seniūnas padaro. Tu savo baisu. Labai baisu. Tu savo. Žiauriai baisu. Žiauriai baisu. Nežinau, noriu nulipti. Nejaukiai jaučiuosi labai ant šito bokšto. Be statumo šito kalno tai nemoku pasakot. Nesugalvokit niekas čia leistis, jeigu nenorit užsimušti traumatologiniam metus laiko gulėti. Žiauru, čia žiauru yra. Su dviračiu turiu galvoj, su MTB nesugalvokit čia niekas leistis. Atminiau jau į Kulautuvą prie tokio prūdelio. Biškelį gundo išsimaudyti. Krantas atrodo gal ir nieko pradžioj, bet toliau matosi žolių kažkokių yra. Tai nežinau, jis labai nemaloniai aplink kūną painiojasi. Ten paplūdimys pagrindinis yra. Bet nežinau, po to tos smėlėtos kojos, rankšluosčio neturiu. Tas prūdo vanduo. Gal tiesiog minsiu į Kulautuvą, pasiimsiu ledų, atsisėsiu pavėsiukį ir atvėsiu, atsigaivinsiu.
ledų porcijos ar kas yra? Su 2 pirštais laikyt galėjai. Kažkoks. Ar čia kai vaikas buvau, tai papindavai tą ledą, nežinau, su vaikiškais delniukais ar kaip čia. Bet neliktis didesnės būdavo porcijos. Pažiūrėkit, kokiam gražiam parkelį sustojau ledų pavalgyti. Su floristiniam skulptūrom. Beigi mediniam skulptūrom. Taigi neužsibūsiu Lautuvoj. Pavalgysiu ledus, važiuosiu link kelto. Geriau kačerginiai. Biškai pačilinsiu dar ledų. Čia pasirinkimo visai nebuvo. Pasiėmiau visai kokių, biudžetiškų, bet ne visai tokių, kokių norėjau. Norėjau šokoladinių dadų. Čia su saldainiukais kažkokiais. Lauk kelto. Jau atplaukė iš tikrųjų, bet dar pusę valandos rinksi žmonės, tai už pusvalandžio tik išplauksim. Pačilinsiu pusvalanduką, patogiai savo atsisėdęs su vaizdu į upę. Smagi pramoga už 2 eurus. 15 minučių plaukimas. Zapiškyje kažkokia rekonstrukcija vyksta, jaučiu kokį paplūdimį naują daro ar ką, nesuprasi, bet iškasinėta, tvorom apstatinėta. Važiuojam dabartis į Kačerginę ir atgal į Kauną. Ai, beje, prisiminiau dar labai vienas didelis kontrastas iš Danijos atvykus į Lietuvą. Kai grįžti, jaučiamas labai piktų veidelių, veidukų. Kartais prasilenki su žmonėm. Aš nesakau, kad reikia visą laiką šypsotis ar ką. Visiems visokių dienų būna. Bet čia kartais atrodo, kad vyksta pikčiausio veidelio konkursas. Ko piktesnis veidelis nutaisomas ir toksai žvilgsnis įsmelktas. Pasijauti lyg ar skolingas, ar kas, nežinau, tam žmogui. Kažkaip anksčiau nesureikšmindavau labai. Būtų žymiai smagesnė emocinė atmosfera, jeigu žmonės daugiau šypsotųsi, pavyzdžiui. Nereikia ten visą laiką įsišiepusiam būti, bet ir nereikia to suraukto veiduko visur demonstruoti. Kačerginėj gavau tų ledų, kokių norėjau. Šokoladinių dadų su šokolado gabaliukais. Dėl tų surauktų veidukų. Nesakau, kad visi žmonės, bet kai kurie prasilenkiant, tai toks vaizdas kartais atrodo, kad ne savo norų dalyvauja kažkokių žvilgsnių dvikovoje. Man taip kažkaip. Danijoje to nepastebėjau. Kažkaip paprastesni žmonės ten gal. Ai, čia bemindamas prisiminiau dar vieną labai įdomų skirtumą tarp Danijos ir Lietuvos, kas liečia dviračių takus ir dviratininkus. Pas mus tai kažkaip nesvarbu, kuria kelio pusė važiuoji. Dviračių takai būna dažniausiai 2 juostų, tai ar tu kairė ar dešinė kelio pusė važiuoji, nesvarbu, kuria kryptimi. Danijoje atkreipiau dėmesį, kad ten labiau įprasta, jeigu važiuoji tą pačią kryptimį kaip automobiliai. Tai buvo vienas toks
incidentas. Važiuoju aš kairę pusę, gautųsi kaip ir prieš eismą, ką aš žinau, bet tai dviračių takas, pakankamai platus, prasilenkt gali. Ir vienas žiūri į mane, atvažiuoja bachuriukas tiesiai į mane. Ar jisai nematė, ar kas? Aš jau matau, kokie 10 metrų liko, tai rėkt pradėjau. Tai jis maždaug taip veido išraiška, kažką, maždaug kur tu važiuoji. Tai toks įdomus pastebėjimas ir skirtumas. Tai va, pas mus kažkaip sakau, nėra skirtumo, svarbu dviračių tako dešinė pusė važiuotum ir tiek. O ten važiuoja kaip automobilių kryptimi. Na, nebent jo, jeigu toksai nuošalus dviračių takas vienas tik tai yra tai. Bet gatvėse, pačiame mieste, pastebėjau, visi varo automobilių kryptimi dviračių takais. Bet aš buvau apstulbęs dviračių takų išvystymų visur. Kur nori gali nuvažiuoti. Tai gal šiandieną aš jau ir baigiu savo dviračių kelionės vlogą. Iki kitų kartų.